Senolė iš duonkepės ištraukia ruginės duonos kepaliuką, ant stalo tiesia lininę drobulę, žegnojasi ir raiko. Susimastau, kokį gyvenimą savyje talpina duona. Tai juk visas rėdos ratas - žemė, sėkla, vanduo, saulė, daigas, varpa, šiaudas. Be šiaudo nebūtų ir duonos. Mūsų protėviai pagerbdavo šiaudą, kurdami iš jų namų altorių. Kabindavo garbingiausioje namo vietoje, virš krikštasuolio. Čia burdavosi visa šeimyna, dalindavosi duona. Sodą galima palyginti su žmogumi arba su bet kokiu gyvu organizmu. Jis mums tarsi primena, kad esame sudaryti ne tik iš materijos, bet ir iš dvasios. Yra pradžia ir pabaiga. Kad visa, kas gyva, gimsta, auga, vystosi ir nyksta. Prisiminti baltiškąją simboliką, drauge auginti šiaudinį sodą, kuriame nutūps laimės paukštė.